Višakio rūda. Šeštadienis. Į žygį prisikrovėm kuprekus. Eisim į Kazlų Rūdos miškus. Bandysim daryti stovyklavietę. Dabar kokie -10. Gal ir nakvosim per naktį. Bet po vieną žingsnį. Pirmiausia žygelį pasidaryti. Na va, jau miške. Turim dar ir šiupelį pasiėmę. Galėsim pakapstyti sniegą. Nu va, ėjom į mišką jau, kur pusnytės kažkokios yra. Tai tikėjomės didesnių pusnų. Čia kaip penktadienį visi strigo miestuose, eismas sustojo, tai galvojom, kad ir miške čia pusnys bus pusmetrinės, o vat einam. Nežinau, 20 cm gal. Labai nesunkiai einam, vėjo nėra. Malonumas. Saulytė išlindo. Labai fainas oras. Truputį snaigės krenta. Dar pamojuok. Sutikom žygeivių. Nežinau, su jais sunku eit, mes su kuprekais nepavysim jų, jie greit eina. Atėjom prie Gairiakalnis netoli. Visos kalvytės, sutikom 8 žygeivius pažįstamus. Biškį kaštavojom. Vafliukas arbatytė. Nu, toliau judam dar kilometras iki stovyklavietės. Stovyklavietės paieškų ir jau stosim, ieškosim mieste, miške, kur daryti mums bunkerį, kur stovyklaut, kur laužą kurt. Atvykom į vietą. Čia darysim lauželį. Šalia kelio netoli esam. Va, jau brezentas ištiestas, kuprekai numesti. Medienos pilna, medžių privirtę, tai va, kaposim viską, kursimės. Pirmieji įsikūrimo darbai. Mano būstas. Pamatai ir pastatai. Pamatai. Nu, o kaip šauniai mūsų laužekas labai greit įsikūrė. Kaip nukreipti. Ir kaminas rūksta labai smagiai, čia toksai iš šono kaminas rūksta. Darbai gerai eina, laužas dega, vienas įkūrimas, viskas, nieko nereikėjo daryti lengvai, prie -10 ar kiek dabar kūrenas. Pavlos pasas, kur šerną gaudyt. Sveiki atvykę į bushcraftą. Dabar vyks arbatos virimo ceremonija. Neturim nė kiek vandens atsinešę. Papakuoti reikia. Viskas, turim vandens. Dar arbatinį. Krosnelę šaut. Tegul verda. Šylant pieno. Šerbetas.
Sugebėjom biškį daugiau laužo įkurti ir soliukas va mūsų. Dar malkų prisiruošėm. Laužas visai dega. Šiaip šilta, ne problema. Dabar jau kalutas malkas. Gargaras visai būna. Derinam arbatą. Kepam mėsytę. Žiūrim telefoną. Socializuojamės. Jau sutemo. Išsikepėm mėsytę. Kiaulieną, kukurūzai. Spanguolės. Svogūnėliai, spanguolės ir garstyčios. Labai paprastai. Lauželis dega. Šitą labai fainai šilta. Nesieč 14 laipsnių šalčio. Labai jauku. Gerai, kad radom prikapot, pripjaustytų malkų. Užkurtą laužą. Patiems daryti. Svečiuosi. Turim laužą. Turim ir mažesnį laužėką. Čia neaišku, kas dega. Mes net nebandom nieko įdegti. Ir ten jau ilgą laiką savaime dega, jau ten kokią porą valandų. Tai ten nežinom, kas ten sakai, tas kelmas labai sausas. Nežinom, bet labai sėkmingai dega. Nieko nedarom, o čia realiai mums visą laiką reikia malkas mesti, kūrenti, pūsti, kad degtų. O čia savaime degantis laužas. Tai va, labai smagu. Šilta, kelnės vos neužsidegė. Žinau, dar pasidėsim kokią pusantros valandos, eisim miegoti, kai 10. Palapinės jau pastatytos. Palapinė ant sniego. Nu ką, vėl grįžtam šildytis prie lauželio. Dar kažką užsikais pasišildyti. Turim dar malkelių šiek tiek. Nu jau 10 valandą vakaro. Dar atlaikėm visai gerai. Sėdim spagainį. Eisim miegoti jau greitai. Jau. Dar padeginsim šitą laužeką. Gal ir te žarijų net bus. Nereikės nieko kurt. Viskas jau einam miegoti. Per pusnis lendam. Žiūrėsim, ar ryte nebūsim sušalę į... Vinki. Iki. Aš tenais. Dar lauželį paliekam, gal ryte bus dar kažkas likę. Žiūrėsim. Viskas. Labą naktį. Ryto. Ja dabar kokių -12. Jau gal ir verta keltis. Viskas pašalė gražiai. Išmiegotas iki storų pūkinių miegmaišių vienu, antru pūkinių miegmaišių. Ir normaliai visai geras miegas. Atsikėlėm, abudu kažkiek išsimiegojom. Eisim laužą kurt. Nu, kaip vakaras buvo, kokia patirtis. Miegojom, neatrodė, kad 14 laipsnių, kaip prie plus 14. Visai šiltai, patogiai, jaukiai, gerai. Mašinos važinėjo aplinkui. Nelabai trukdė. Ir snowmobiliai kažkokie. Snowmobiliai, jo. Smagu. Dabar reikia namučius išardyti. Sniegą tirpinam. Virsim. Vandens gaminimas. Virsim kiaušinius. O, čia kaip pasigamino. Vyksta pusryčių gamyba. Kepam šerbetą, ledų šerbetas labai skanu. Karamelizuojas jau. Oi. Pilnai
senais pilvais grįšim namo, labai skanu, labai skanu. Va, čia irgi kepa, verda. Čia reikia papildyti sniegą, man atrodo. Susikrovėm. Ranko šalo labai greit ant to -12. Lauželis milksta. Irgi pasnius dalykus įstato. Eisim. Atrodo saugus toks tiltas. Pavyko? Labai gerai, visai galima, bet tokia ši pilies išbandymas su kuprinė. Pasiekėm Višakio Rūdos parduotuvę. Mūsų mašinėlė yra. Tai va, sėkmingai pramiegojom. Nežinom, kiek tiksliai buvo šalčio. Gal -15, gal -12. Kažkam Kaune buvo -17. Viskas gerai. Šilti sausi. Jei! Smagiai praleidom laiką. Buvo nemeluos prieš išvyką, buvo biški baimė, kad gali būti šalta, kad gali būti vėjuota ir nelabai jauku, bet praleidom laiką labai smagiai. Mes laužą pasidėjom, naktį nebuvo visiškai šalta. Skaniai pavalgėm. Geras žygis, geras žygis.